Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Seniai nesimatėm, tikiuosi laikotės gerai. Atsiprašau, šitam video būsiu šiek tiek sergantis, grįžus iš Ispanijos pasigavau sinusitą. Pagavo čia tas lietuviškas besikeičiantis oras. Šiemet labai smagiai porą mėnesių iš tikrųjų žiemą pakeliavom. Buvom 2 savaitės praleidom Portugalijoje pas mūsų seną gerą bičiulį Arą Gibiežą. Pamokė mus kaip surfinti vandenyne, vos nepaskendau. Buvo visokių bairių, bet labai smagiai praleidom laiką. Ir buvom vėl Ispanijoje, treniravome su savo stantiniais motociklais, darėme treniruotės, darėme kontentą su Domantu, su Armandu, tai labai gerai padirbėjom ir dabar grįžom namo ir aš iškart esu pasilgęs projektų, norisi kažką daryti. Tai va, tai jau esam parlėkę kokį gerą mėnesį ir per tą laikotarpį pasidariau svarbių darbų, autobuso technikinė baigėsi, kai aš jį faceliftinau, dabar autobusas yra su T51 priekiu ir tom lediniam lempom, iš tikrųjų pergyvenau, gal nepraeis technikinės, bet viskas praėjo per sviestą, spindulio aukštį išsireguliavau pagal virgio autobusą ir viskas praėjo kaip niekur nieko. Taip pat išsitraukiau seną gerą pirduką, kurį prieš gal 5 metus su Domu rebildinom. Irgi nusprendžiau pravaryti technikinę, jį visiškai sutvarkyti iki galo, kad jisai būtų road legal geras motoroleris. Taip ir padarėm, technikinė motoroleris praėjo ir dabar galima irgi juo nuostabiai džiaugtis ir važinėti. Taip pat turiu mintise, kad reiktų dar vieną motorolerį sukonstruoti. Čia namie turiu užslėpęs vieną projektuką, dar jums nerodžiau, bet gal ir sugalvosiu kažką ištraukti. Na, o šiandien iš thumbnailo matot, kad dirbsim prie mano Kawasaki. Kawasakis va taip gražiai žiemoja, galim nuimti šitą antklodę. Ir čia stovi bombela. Ir bombela yra visiškai paruošta gatvėje. Matot, kad yra su visais veidrodėliais. Yra uždėtas valstybinis numeris. Aš čia žiemą žiūrinėjau į tą motociklą ir jisai pas mane buvo pilnai paruoštas stuntridingui. Bet paskutiniu metu aš jo nelabai naudoju kaip stuntinį mocą, nes dabar raidinu su Supermoto. Supermoto ne kartą jau minėjau, kad man labai patinka raidint su juo. Tai ta Ninja kaip ir neteko prasmės, bet ir parduoti tokią motociklą negaliu, nes jeigu kažkada užsinorėčiau lėkti vėl su Kawasaki ir su juo stuntinti, turiu visą standartinės detalės pasilikęs, pagalvojau, kad reikia padaryti jį standartu. Nė vienos standartinės detalės nebuvau pardavęs, todėl jį tokiu padaryti nebuvo sudėtinga, bet pabandžiau šiek tiek pasukčiauti ir žiemą nusprendžiau, kad reikia pravaryti jam technikinę. Motociklas buvo su tais galingais stabdžiais, kuriuos mes dedam, buvo uždėta standinė sėdynė su skile ir technikiniai gavau labai stipriai malkų, sakė, susitvarkyk tą motociklą iki galo ir atvažiuok su standartu. Ir taip ir padariau, sudėjau visas standartinės detalės, kurias turėjau. Motociklą padariau visiškai road legal. Aišku, liko tokie dalykai, kaip pas mus yra įdėtas dvigubas ventiliatorius į motociklą, kad geriau užšintųsi. Tas standinis vairas, kuris reguliuojasi, pabandžiau padaryti kaip standartinį, nes mūsų standiniai pozicijoje vairas būna labai aukštai. Tai aš jį čia nuleidau dabar iki galo ir atrodo, kad viskas gan tvarkingai jaučiasi. Palikau sankabos rankenėlę vieno piršto. Aišku, matom, kad yra nedidelė žvaigždė. Nupirkau standartinę sėdynę, uždėtas originalus Akrapovičius. Ir va, tai galvoju, kad bus geras motociklas kaip daily, važinėtis kasdieną, važinėtis po Vilnių ir kažkaip, kadangi patraukė labai važinėtis to Ninja, technikinė praeita, draudimas yra, tai nusprendžiau, kad reikia ją padaryti dar ir gražiai. Juodas motociklas atrodo visada nuostabiai, bet su Riding Stylu, su Dovydu, nusprendėm, kad reikia padaryti grafikėlės ir grafikos bus tokios. Turim visus va lipdukus, dizainas yra panaudotas toks pat, koks yra mano Supermoto, viskas atspausinta ant holografinio gražaus lipduko ir buvau kompe prisimetęs, kaip atrodo tas dizainas, tai iš tikrųjų atrodo labai gražiai ant šito motociklo, tik nežinau dėl raudonų ratų, bet pasižiūrėsim visumoje, kaip viskas atrodys. Taip pat į priekį turim Motomasterio naujus diskus, tai Motomasterio diskai su flame dizainu labai gražiai atrodo. Tai va, kaip visada Nerka prisigalvoja visokių reikalų, kadangi labai jau norėjau pasikrapštyti, tai einam krapštytis, galim suklijuoti dizainą, pasižiūrėsim, kaip atrodys tas motociklas ir turėsim gražią street legal bombą. Nu jo, lipdukų pusnis gera. Ninjas grafikos visada yra didžiulės, labai daug susideda iš daug skirtingų detalių. Ir Supermoto klijuoja tai gerokai mažiau detalių būna ir viskas paprasčiau. Na, bet kantrybės. Dabar yra porą dienų iki Velykų ir manau, kad viską čia po biškį klijuojantis smagiai. Ant Velykų turėsim naują margutį. Žinoma, prieš pradedant darbą reikia būtinai nusiriebalinti visas plasmasas, tai tam naudosim brake cleanerį. Galim pradėti nuo priekio. Thank you.
kas neblogai klijuojasi. Turim priekį suklijuotą. Visas priekis, šonas. Wow, per kamerą iš tikrųjų net visai kitaip atrodo tas motociklas. Šiaip tai turėtų gražiai atrodyt. Ninjas formos apklijuoti yra ką veikti. Iš tikrųjų labai geras Dovydo lipdukas, praleidžia orą. Tai jeigu palieka kokį burbulą, jisai tiesiog išsistuma. Bet vis tiek tos formos visas kreivas turi ir patemti ir pasižiūrėti lipdukas, kad gražiai sueitų visi tarpusavį. Bet manau neblogas rezultačiukas gausis. Tai galim tęsti darbus. Suvrapinau visą, pabaigiau net ir baką. Nemažai iš tikrųjų reikalų buvo. Holografinis lipdukas vis tiek jis toks yra šiek tiek kietesnis, labai negali jo prišildyti per daug, bet panašu, kad viskas neblogai išsiraitė. Pagal baką irgi visos linijos gražiai kažkaip susidėjo. Nu toks per kamerą labai jau spalvas keičia. Matot, stiklas dar yra peršviečiamas. Ir faktas, kad turiu juodą. Tai iš AliExpreso, man regis, labai nedaug šitie kažkaip britų stiklai kainuoja. Užmetam stiklą, galėsim išsivaryti lauk ir pasižiūrėsim, kaip atrodo. Ir dar diskelius reiks pakeisti Motomasteris. AliExpreso kokybę visada galima kvestionuoti, bet panašu, kad ir neblogų dalykų būna. Tai pabandom uždėti, turėtų daug geriau atrodyti. Nu ką, draugai, mocas yra pabaigtas, atsivežiau į gražią vietelę, reikia padaryti fainų šotų. Šiandien gan saulėta diena, taip įdomi tas grafikos blizga ant saulės. Nu, ir žiūrim, kas gavus. Valia, mocas pabaigtas, mocas suklijuotas, dabar ir su technikinė, su draudimu. Visas stokinis setupas. Galima bus smagiai lakstyti šiemet. Norėčiau kur nors pakeliauti šiemet su juo daugiau. Gal nuvažiuoti kokį didesnį atstumą, gal netyčia sugalvosim vėl į kokį Italiją nuvažiuoti. Smagiai per serpantinus pasivažinėti. Kažkaip smagu, kad šitas mocas vėl gaus kažkokią panaudą, sakykime, nes jisai gražiai dabar stovėjo. Aš šį kartą į stantų ištraukdavau, bet ant to stanto treniruotės 2-3 kartus per metus nėra tokios svarbios. Jeigu nori gerai su tuo motociklu važiuoti, turi pastoviai raidint, pastoviai treniruotis. O aš, kaip sakiau, dabar Supermoto vibes. Kokio moco legendinę irgi parduoti negaliu. Jeigu kada nors sugalvosiu, kad reikia padaryti vėl Kawasaki stantinį, paskui sėkmės surandant gerą Kawasaki, o mano tikrai nedaug ir pralėkęs. Varikliukas dirba kaip uoga. Ir plus turiu visą setupą susirinkęs ir niekur aš jo neišmėsiu. Tai va ir tokie reikalai. Tai šiam video tiek. Tikiuosi jums visiems Velykos buvo arba yra ir bus fainos. Ką, pradedam sezoną. Atsargiai važinėkit gatvėse. Vasaris visi jau nori raidinti su motociklais, o realiai gerėja, ačiū Dievui. Nu, o mes toliau kažką konstruojam, kaip visada. Tai pasimatom kitam video.